Taigi, gerbėmieji žiūrovai, su likščia gaida mes ir baigsime mūsų pornografinę laidą, po 9 mėnesių bus kitaip. Ir pradėsime mūsų naują rubriką visoms moterims, močiutėms, panelėms ir mergaitėms. Laida po vidurnakčio šeimininkės dienoraštis. Ir šiandien mes šeimininkės dienoraštį aptarinėsime dalykus, kurių niekada neverta daryti savo miegamajame. Pirmasis blogas įprotis yra apkrauti savo miegamai nereikalingais daiktais. Tai yra dėžėmis nuo televizoriaus, pigiais svarbeliais iš Gariūnų, kurios sakote, kad parvežė draugas iš Turkijos, kažkokiais nepažįstamais rūkančiais vaikinais, bei pempė. Antras blogas įprotis yra apkrauti savo miegamąjį gėlėmis, nes apkrovimas miegamą gėlėmis yra tas pats, kas duoti savo vyrui valgyti šutintų kopūstų su silke ir pienu, nes tada vyras miega štai taip. Trečias yra labai blogas įprotis, tai yra leisti savo vaikams žaisti slėpinių jūsų miegamajame. Tėti, žiūrėk, kokių balionėlių radau. Jo, radai. Aš tai, kai jaunas buvau, durnas buvau, nes žaidžiau be jų ir gimiai. Mamyte, o nuo kada bananai būna ružavi? Nuo tada, kai tavo tėvai nestovi.